Beje, techniškai mes kaip ir nelabai žinom, ar čia pats Žemaitaitis ar panašiai, čia vėlgi, kaip ir yra indikacijų, kad jis bent jau turi omeny, arba kai ten nurodymus duoda ar savo žmonėm, kurie tada gal botus tos kontroliuoja, bet yra ir įmanoma, kad tiesiog kažkoks Žemaitaičio ligonis fanas tiesiog prikolina, aišku, dabar šitaip. Nes čia būtų net keista būtų, jeigu Žemaitaitis būtų kažkaip pats prikišęs nagu, žinai, prie būtent šitų botų pats. Visų pirma, nes jis per tūpas, visų antra, nes čia smarkiai, ar čia jam net padeda, reputacijai galų gale, nes, nežinau, jo reputacija čia gali pasikeisti nuo to iš tikro. Čia labai jau taip atvirai ir viešai, bet kaip be būtų, čia jau palauksim, pamatysim, nes šiaip, kad botų yra labai daug jo naudai, tai mes tą žinome iš LRT tyrimo, kurį galėsim iš tikrųjų gal pažiūrėti, kad prisiminti video ten neilgas, bet kas būtent atsakingas už šitų mass reportinimų ir panašiai, čia yra klausimas, bet tai indikuoja, tokį sekantį žingsnį ir eskalaciją, nes iš esmės aš nežinau, kaip Lietuvoje su įstatymais yra, aš neįsivaizduoju, kaip čia tvarkos institucijos, ar jos iš viso gali ar pajėgios kažką daryti tokiu atveju, aš nemanau, kad jos pajėgios, nes esmė, kad šitos boto atakos tokios, kur mass reportina, tai nėra kažkas, kaip čia, tai yra eskalacija, bet tai nėra paskutinis žingsnis, nes iki ko aš baiminuosi realiai, iki ko daitų, įsivaizduoju, scenarijų DDoS atakos, kas prieš ten 10-metį buvo Lietuvos ten Twitch'o bendruomenė ir panašiai paplitę, kur gameriai ten ir streameriai vieni kitus dadosino ten, žodžiu, ir labiau ten heiteriai visi. Bet aš galvoju, kas bus, jeigu šitie degradai išmoks sužinos, nes tu gali DDoS atakas nusipirkti. IP adresą žmogaus sužinoti nėra taip sudėtinga ir realiai tu jį gavęs, tu gali ir politikų ir panašiai atjungti internetą, kai jisai, pavyzdžiui, gyvai kokį interviu duoda, ar ten, nežinau, ir bet aš galvoju, ar mūsų institucijos yra pasirengusios šitą kažką stabdyti, ar kažkaip tvarkytis, ar sekti, ar kažkas iš jų žino, kas yra DDoS ataka, tai man įdomu. Be klausimas, jeigu mes bandytume reportinti Žemaitaičio profilį, sakykim, 105 žmonių reportinam, kad Šlamštas ar FB irgi jį priblokuotų, kažin, nes reikia daug didesnio kiekio, man atrodo, ir vienu ten trumpų laikų, ką sukoordinuoti labai sunku būtų, plus tai būtų vadinamas brigaidinimas ir prieš ir YouTube'o, ir Twitch'o, ir Facebook'o taisyklės, tai jeigu kažkas tipo pamato, kad tu organizuoji tą, tai tu realiai banus gautum labiau, bet galų gale, koks rezultatas būtų ten, valandą ir išjungtų Facebook'o profilį, tai, yra beprasmis toks betikslis. Tai man įdomu, kur tas pasisuks, bet čia tikrai iš Nemuno aušros tų palaikančiųjų botų gan smarkiai eskalacija realiai šitoj srity ir aš nežinau, kiek mūsų institucijos ar politikai iš vis susipažinę su galimybėm šitų botnetų ir botinių atakų, bet aišku, dabar jau daugiau apie tai, kas kalba.